Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai – ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai. Iki šefų kovos. Desertai. Ui, čia tai bent. Iš dugno, iš uodegos pagaliau į viršų. Jų ginklai. Cukrus. Mes būsime pirmoje vietoje. Tešla ir fantazija. Ką manai? Dar aukštesnis. Aš pats geriausias šefas čia. Kas atlaikys visus išbandymus? Netgi ir miltus ragavau. Nebandykit to namie. Sveiki atvykę į 5-ąją Iki šefų kovos desertai laidą. Mūsų konditeriai labai gerai pažįsta šią virtuvę, tačiau kiekvienas desertas vis dar yra jiems iššūkis. Ir dar vienas žingsnis link 10 000 eurų ir sutarties su Iki. Praėjusioje laidoje konditerių užduotis buvo sezono istorijos trapioje tešloje. Net 50 Iki pirkėjų ragavo ir vertino vieną populiariausių desertų Prancūzijoje – tartaletes iš sezoninių ingredientų. Turbūt tarp trečiojo ir pirmo. Skanus, patinka. Ir nugalėtojas tada šitą gali mesti ir tada šalta. Trečiąją vietą užėmė Asta. Pirmą kartą, kai Asta nėra pirma ar antra vieta. Čia tik tai vienas desertas. Tai viskas gerai. Darom toliau. Ne visada pirmauju, ne visada pavyksta. Tas pats, nežinau, tortas ar ten koks krosanas. Visko būna, visko pasitaiko. Tai svarbu nesnervuoti ir judėti toliau su gera nuotaika, su gera nusiteikimu. Antrąją vietą užėmė Egidijus. Labai arti pergalė. Per vidurį? Nei gerai, nei blogai. Tikėjausi pirmos, iš tikrųjų, buvau nustebęs, kad šaltalankis laimėjo. Labai nustebęs buvau. Nes šaltalankis tokia uoga, kad jinai nėra universali, jinai arba žmogus mėgsta, arba nekenčia. Todėl man tikrai kelia nuostaba, kad dauguma pasirinko šaltalankį. Ir pirmąją vietą šį kartą išplėšė Kotryna. Iki lankytojams labiausiai patiko ir vaizdas, ir skonis Kotrynos tartaletės. Fantastiškai, šitiek klaidų iš eilės paskutinėje vietoje ir pagaliau į pirmą, tai puikiai. Pagaliau ir visiškai nerealus jausmas, nes ypač kai iš dugno, iš uodegos pagaliau į viršų, tai tikrai labai smagu, nes jau buvau bepradedanti prarasti pasitikėjimą savim, tai čia toksai man labai įkvėpė mane iš tikrųjų, labai smagu. Susumavus visų laidų rezultatus, lentelėje situacija tokia. Asta ir Egidijus turi po 14 balų. Kotryna turi 8 balus. Tai reiškia, kad Asta ir Egidijus dalinasi pirmąją vietą, o Kotryna sparčiai vejasi Astą ir Egidijų. Nors kova dėl pirmos vietos kol kas vyksta tarp Egidijaus ir Astos, Kotryna, pajutusi pergalės skonį, pasiduoti tikrai neketina. Kuo arčiau pabaigos, tuo turbūt labiau visi jau stengsis, nes kaip pradžioje tai dar viskasgi dar pilna galimybių klysti, o dabar jau niekas klysti nebenori. Gal šios dienos užduotis padės jai dar labiau išsiveržti į priekį. Šiandienos užduotis skamba labai jaukiai, bet nėra tokia paprasta. Ji vadinasi savaitgalis dėžutėje. Jūs turėsite pagaminti 3 skirtingo tipo sausainius. Tai užduotis, kurioje susitinka namų jaukumas ir profesionalioji konditerija. 3 skirtingos sausainiai, bet nedrįskit būti nuobodus. Sausainiai turi būti tokie, kuriuos norėtųsi parsinešti namo visam savaitgaliui. Mūsų konditeriai ir vėl neliks vieni, jiems į pagalbą ateina puikus padėjėjai. Tai yra mūsų jaunoji karta, kurie be abejonės žino geriausiai apie užduotį, kur yra savaitgalis dėžutėje. Astai savaitgalį dėžutėje sukurti padės Kristupas Bunkus. Dainininkės Natalijos Bunkės sūnus Kristupas nuo mamos neatsilieka. Televizija jam jau pažįstama, o šiandien pirmą kartą rimtai matuosis konditerio profesija.
Jeigu pats gaminti, tai gal kartais ir tingiu, norisi iš karto gauti tą maistą ir pavalgyti, bet kartais jeigu jau nori labai, tai reikia pasidaryti. Kotrynai talkins Ramir, kikbokso čempiono Sergejaus Maslobojovo sūnus. Sporto aplinkoje augęs Ramir yra disciplinuotas, daug juda ir pats renkasi sveikesnius pasirinkimus lėkštėje. Man futbolas labai patinka, kai žaidžiu, aš jau tiesiog mėgaujuosi. Egidijaus pagalbininkė šiandien Greta, tikra kepimo entuziastė. Ji drąsiai jaučiasi virtuvėje, mėgsta eksperimentuoti su tešla ir desertais. Tai gaminu apie 2-3 metus. Namuose gaminu pyragus, tortus, visokius braunius. Guminukus bandžiau, bet nepavyko. Konditeriai, pagalbininkai, mėlyjeji, užduotis aiški. Savaitgalis dėžutėje. Pradedam gamybą. Konditeriai turi lygiai 2 valandas savaitgaliui dėžutėje sukurti. Gerai, taip, mes gaminsim 3 sausainius. Vienas bus su žemės riešutais sviestu ir aviečių įdaru. Tai imam viską, ką dabar reikia. Jo, tada bus lazdyno riešutų sausainiai su aviečių uogiene ir tada bus šokoladiniai su halva ir sezamais. Asta ir šį kartą savaitgaliui dėžutėje ieško įdomesnių skonių ir nebijo rizikuoti. Čia yra loterija. O, pavyzdžiui, su tom pačiom tartaletėm, tos visos 3 tartaletės jos buvo geros. Tiesiog atėjo tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, labiau mėgo šaltalankius ir jie pasirinko šaltalankius. Tai net, man atrodo, net neverta stengtis atspėti. Tiesiog reikia gaminti, kas tau pačiam patinka, kuo tiki ir tada daryti, kad jisai gautųsi toks geras, koks jisai gali būti. Dabar, žodžiu, išlydysim mes šokoladą, kurį naudosime į... Gerai. 100 mums reikia. Dėjom 8. Būkim tikslus. Buvo 100. Gerai, galim dėti čia ir jisai lydos. Egidijus pasirenka saugų kelią, pistacijas ir daugumos mylimus skonius. Mes gaminsim 3 rūšių sausainukus. Vienas bus įdarytas su nutela į vidų. Kad įdarytume nutelą, minkštą ją sunku įdaryti, mes paimsim nutelą, įdėsim į šitą formelį ir įdėsim ją, užšaldysim, kad galėtume, patogu bus gabaliukas ledo ir bus patogu įdėti gerai. Tai aš tavęs iškart paprašysiu paimti nutelą ir čia įdėti gerai. Aš gaminu pakankamai universalius skonius, tai yra pistacinis sausainis, yra vietinis sausainis ir sausainis su nutela. Manau, kad nereiktų labai stipriai daryti skonių, kurie gali nepatikti. Daugiau žmonių mėgs, daugiau patiks, daugiau šansų, kad laimėsi. Nu ką, gaminsime šiandien 3 sausainius skirtingus. Pirmiausia, tai tu turi savo kažkokius mėgstamiausius. Man patinka paprasti su šokoladu. Su šokoladu, ne? Tai vienus darysim, kurie bus su šokoladu, jie bus su gervuogėm ir baltuoju šokoladu. Tokia fioletinės spalvos tešla labai graži. Kitus darysim, kuriuos labai mano vaikai beje mėgsta, citrininiai su pabarstukais. Negirdėjęs. Negirdėjęs? Nu tai va, galėsi man padėti visus. Tarsi žinodama, kad bus vaikai, tai pasirinkau tuos, kas labiausiai patinka mano vaikams. Šiame sezone konditeriai jau išbandė pačius įvairiausius pagalbininkus. Darbas su vaikais irgi gali tapti iššūkiu. Dabar žiūrėk, mums su šitą citriną reikia tokį dalyką padaryti. Nuo jos reikia geltonąją žievelės pusę nutarkuoti. Ta, kur lieka balta, tai jinai jau po to kritinė skani. Tai tik tą geltoną patarkuoji ir vėl pasuki. Ir ją, žinok, visą taip nutarkuoti. Bandysi? Ne. O, nu taigi klausyk, puikiai, visiškai profesionaliai. Tiksliai. Tiksliai. Jo, jokio gramo. 6. Kur 8. Kur 7? 6, 7. 5. Gerai. Aš kietuolis. Aš pats geriausias šefas čia. Reikia būti pozityviam. Atsargiai, reikia neperpilti. Tik šiandien žaidžiau per tolios realybės sakinius žaidimą. Cooking Simulator. Cooking Simulator. Taip, kepiau maistą. Taip. Ir gavau Michelino žvaigždutę. Wow. Kristupo pasiruošimas rimtas.
Gal ir iki pirkėjai skirs būtent Astos sausainiams Michelin žvaigždutę. Kristupas tikrai įdomi asmenybė yra, drąsus, smalsus ir aš irgi esu ir drąsi ir smalsi, tai man atrodo, kad mes labai gerai sutampam ir tinkam į tą bendrą komandą. Pirmas kartas, kai panašu, jog Egidijus iš tiesų džiaugiasi savo pagalbininkę. Dabar ką daryti? Dabar gali atsverti, mums reikės miltų 2,75. Neskubėk, pabiškit dar, kad per daug nepribertum. Labai pagelbėjo, labai gerai gaudėsi. Iš tikrųjų, kas keista, sakau, kad aš esu nustebęs, kad jaunoji karta iš viso tokia gabi, nes kažkodėl turėjau manymą, kad jaunoji karta tai daugiau prie kompiuterių, bet man pasitaikė tikrai puikiai mergina, puikiai gaudosi. Aš esu, sakau, turėjęs darbuotojų, kurie ateina suaugę žmonės, taip nesigaudo, kaip gaudėsi šita jauna mergaitė. Norėtum būti konditerė užaugus? Ar tik tai norėtum, kad būtų hobis? Hobis labiau. O ką norėtum veikti? Planuoju mokytis šeimos gydytoją. Egidijus konditerio kelią pasirinko būdamas vos metais vyresnis už Gretą, o jo konditerio debiutas buvo iki parduotuvėje. Pradžiai visus paprasčiausius darbus, kur nieko nesugadinsi, bet po to mes labai greitai įsivažiavom. Iš tikrųjų, aš manau, kad aš pakankamai gabus buvau, tai tikrai greitai įsivažiavau į darbus ir jau įsibėgėjus mokslams aš jau ten tikrai pakankamai neblogai dirbdavau iki parduotuvėje. Terį susipažinau, man buvo 16 metų, jis buvo mano pirmas mokytojus. Aš kokį Terį prisimeniu, tai jis dar iš tikrųjų buvo pacanas. Nebuvo taip, kad labai stipriai skiriasi jis nuo mūsų, mes buvom ten paaugliai, o jisai buvo jaunas vyrukas. Tai jo, buvo energingas, buvo labai linksmas. Dabar jis yra jau surimtėjęs, jau vaikai, žinot, verslai, bet vis dar Terį mane moko. Jis tikrai duoda daug patarimų ir tikrai su juo dar įdomiau dabar pasikalbėti. Kaip mes galim kitaip perduoti mūsų specialybę, nes čia ne tik teorinis, čia yra praktinis dalis. Pats šiaip sausainių niekada nedaręs. Nesidaręs? Nu tai va, šiandien net trečias padarysiu. Man atrodo, po šiandien, žinok, mokėsi jau. O ką tu pats šiaip gamini? Desertus gamini kokius nors? Nelabai man tenka. Mes dažniausiai nusiperkam. Aha, o ką gamini iš viso ką nors? Daug ką. Pavyzdžiui? Ir lavašus kokius padariau, galiu Lavašus galiu, ne? Jo, kiaušinės galiu padaryti, galiu. Nežinau, labai daug. Žinok, lavašų tai ir aš nemoku. Mama būna pavargus labai, tai aš savo pasidarau valgyti ir brolį gal su sesė. Būna padarau kiaušinis, o gal ir lavašus, ir gal dar visokių kepinių. Mano tėtis labai mėgsta gaminti, o jo mėgstamiausias gaminys yra steikas. O šitą, turėsi jėgos išspausti? Visą. Jo. Aha. Puikiai. Kur tu ten pasislėpi? Nieko nesimato. Dabar gerai? Jo. Super. Mano procese svarbiausia nepamesti eiliškumo, ką po ko darai, kiek ko dedi, nes labai lengva pamiršti ir užsimiršti ir kažką tai praleisti. 120 ir suėjom abu cukrus, tai cukrus mūsų yra... Dingo 2 gramai. Tu suvalgai? Mėgsti sviestą valgyti? Aš galiu paragauti. Ne, bet o tu nemėg, ta prasme, tu nežinai? Skanu. Man tai labai skanu. Aš galvoju, kad mes laimėsim. Nes kad reikia savim pasitikėti visą laiką. Jeigu savim pasitikė, jeigu sakai, kad tai bus, tai tikrai tai bus. 6,7. 20 gramų, sakė. 20. 16. O jo, kodėl tu taip įdomiai jau barstai? Nes jeigu aš bandyčiau pilti taip, yra šansų, kad aš perpilsiu, o paskui ištraukti tos miltus kitus. Teisingai. Mes naudojame daug riešutų, kaip miltų tokią alternatyvą. Ir taip pat naudojam malsenos kvietinius miltus ir naudojam taip pat kukurūzų miltus. Tai Kristupas iš tikrųjų karališkai barstė tos miltus ir stengiasi pataikyti gramas į gramą. Itin labai įdomi laida, man atrodo, tai jo jaunimas tai labai įdomi. Net ir džiaugu matyti, kad kaip Kristupas labai gražiai jau
pabarstai, pasveri tą mūsų malsinos jo karališko miltų, tai čia yra... Nes jie nori karališko rezultato. Taip, ir kadangi tai yra vaikai, stengiasi. 2,20. 2,20. 2,20. 2,20. 2,20. 2,20. Gerai, alio. Mane trigerina labai, jeigu nebūna ten 1 gramo. Ir šiaip reikia tiksliai, nes jeigu darysi viską tiksliai, daugiau šansų to bus, kad atliksi viską ir teisingai. Kol viename kampe karaliauja tikslumas, kitame tuo metu vyksta kūryba. Kiek jūs įdėjot? Pusę šaukštelio. Pusę? Ok, supratau. O kas? Gerai, jūs nesverit, ne? Ne. Ok, gerai. Blogai? Ne, jeigu blogai, tai sakykit. Čia jūsų? Tai... Konditerijoje nėra vietos spėlionėms. Čia kiekvienas gramas ir lašas yra matematika, chemija ir kūryba viename. Iš akies čia gali sugadinti visą desertą. Man čia tokie dalykai, tai jau šiek tiek erzina. Kodėl? Aš mėgstu zvert. O čia pabarstai iš akis. Mes arčiau jau naminės negu profesionalumus. Yra kai kurie dalykai, kurių aš nesveriu, darau taip, kaip darau namuose, nežinau, ar tai geras pasirinkimas, pažiūrėsim. Bet aišku, kai kurios proporcijos labai yra svarbu. Ten miltai, cukrus, sviestas, pagrindinės, pavyzdžiui, sudedamosios dalis, tai būtinai turi būti jau tiksliai atmatuotos. Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai. Iki parduotuvėje kvepia sausainiais. Jo, būtinai reikia paragauti pirmą. Taip. Skau. Čia kiekvieno konditerio rankose gimsta net 3 skirtingos rūšys. Mūsų užduotis, nors skamba labai lengvai, iš tikrųjų yra gan sudėtinga, nes 3 skirtingos rūšys sausainio. Tai papasakok, tai kokios tas rūšys? Taip, kaip aš matau, visos dabar jau pasirinko pirmas rūšis pagaminti iš zviestos pagrindo. Sviestiniai. Zviestiniai trapus, čia bus trapus sausainiai. Zviesto pagrindo. Aš matau, kad Asta gamino iš šokolados ir halvą. Čia jau kaip įdomu. Labai įdomiai. Tai jau žiūrėsim, kas čia gausis. Tai jau pasitikim, tai jau žiūrėsim pagal skonis. Ar tu žinai, kas yra halva? Hello! Halva? Halva. O čia yra halva. Kas čia yra? Žiūrėk, kokia graži mūsų masė. Paragauk. Mes turim ragauti tai, ką mes gaminam. Mes turim suprasti tą gryną ingredientą, kaip jisai keičiasi paskui. Kai, pavyzdžiui, jeigu tu ragauji gryną, tu gali pastebėti, kad jisai pakito, kad kažkoks kitoks yra. Tai tas ragavimas gaminant yra labai svarbus. Tai labai gerai, kad jis tą turi. O, jo, kas liko tau? Arba man? Egidijus tai jau padarai jo pistacinis trapitešlą, tai jau tikriausiai irgi labai įdomus. Tačiau jo pasirinkimas kelia ir didžiausią pavojų. Ką aš bijau dėl pistacinis, kad jo pistacijos kepimo metu nepraranda savo stiprumas, tas skonis. Tai truputį bijau tas pistacijos skonis prie sausainiai, bet čia kiekvienas savo receptūras, tai žiūrėsim, kas čia bus. Taip, mūsų tešla šita jau baigta, mes dabar turim ją dar biškai su ranka persimaičysim, kad viskas gerai susijungtų. Ir įdėsim į šaldytuvą, kad biškai pastinktų, bus lengviau formuoti.
Gal yra tokių kai kurių subtilybių, kur gal biški įtakos vaizdą, bet skonio tikrai nesugadinsit. Kotryna gamina zviestinį sausainį su citrinos žievelės. Labai paprastai, bet aš žinau, kad efektas, tai jeigu viskas yra gerai padarytas, tai jau skonis, tai jau labai įdomus. Man tai labai patinka. Dažnai darot šitą? Sausainius kartais jo, kepu su vaikais, nes vaikai labai mėgsta. Tai kartais kepam. Ypač labiausiai va šituos va būtent ir mėgsta, vien dėl to, kad jie su pabarstukais. Tik tais dėl pabarstukų? Nu bent jau mano dukra, kadangi mažiausia 5 metai, tai jinai tai dėl pabarstukų viską. Mano sesė irgi 5 metų. Irgi 5? Nu va. Kadangi jie laimi mano šeimoje, tai aš tikiuosi, kad ir čionais laimės tarp žmonių. Kiek sakėt, jūsų vaikams labiausiai patinka citrininiai, o jums kokie? Man tai šitie, kur bus su gervuogėm, nes jie tokie fioletiniai, labai linksmai man gaunasi ir jie biški primena tos tokius amerikietiškus, žinai, platus tokie, kur būna su šokoladu. Ne. Tai man tie patinka. Nu, vat paragausi, kai iškepsi. O jūs jau dar desertus ar kažką kepat jau kiek laiko? O jau, žinok, senai kokia gal 14 metų, bet pradžioje tai tik tai visai kaip pomėgį dariau. Savo vaikams visokius tortus kepdavau, šeimos nariam. O jau vat keli metai ir ne tik šeimos nariam. Dirbat restorane kažkokiam ar kur? Ne, restorane nedirbu, sakomus tokius gimtadienio tortus darau, žinai, kur tokie visokie su vardu būna, su užrašais, su visokiais dekorais. Kotrynos kelias į konditeriją pasuko būtent jos vaikų dėka. Pradžia jų gimtadienių tortai. Desertų pasaulyje iš viso tortai pas mane atsirado tada, kai pas mane gimė pirmas mano sūnus. Šiam padariau pirmą tortą ir man labai patiko tiesiog jį visą dekoruoti, daryti ir aš pamačiau tą visą vaiko reakciją į jį. Ir po to, aišku, antras buvo gimtadienio tortas, po to krikštynų visokie tortai, visi kiti ir tai po biškį kažkaip tai ir įėjau į visą tai. Su kiekvienais metais tortai didėjo ir sudėtingėjo. Mano pats įsimintiniausias tai yra mano vienos pažįstamos irgi Didžiojoje Britanijoje pas mane užsakė savo vaikučio 1 metų gimtadieniui. Tai buvo labai didelis 90 kg tortas, cirko tematika, ten buvo 8 aukštai to torto buvo, visokie cirko veikėjai. Tas man buvo pats įspūdingiausias, nes iš tikrųjų buvo grandiozinis, iš tikrųjų buvo reikalų ir jį nuvežti, ir jį surinkti, ir jį padaryti.